kai pagalvojam apie tos ilgalaikius santykius. Su metais mes tikrai kaip sakoma, netrykštam vienas kitam energiją ir pradedam matyti tuos momentus, kurie yra silpnosios vietos kitame žmoguje. Ir silpnosios vietos dažniausiai mūsų neįkvepia, mūsų atvirkščiai, kaip sakoma, eliminuoja ir norime nematyti, pabėgti arba tiesiog prarandam pagarbą vienas kitam. Bet momentas yra labai gražus pažiūrėti, jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrim į santykius, kaip ir visą gyvenimą iš kūrėjo pozicijos. Tai jeigu aš kuriu savo gyvenimą ir gyvenimas man atsako per veidrodžio principą, vadinasi, jeigu pasimsim tiesioginį pavyzdį, aš stoviu priešais veidrodį ir matau tai, kas man nepatinka atspindyje, kas man nepatinka apie mano, sakykime, fizinę išvaizdą. Aš nebėgu į parduotuvę ir nekeičiu veidrodžio. Taip, aš tiesiog bandau prisimti atsakomybę ir žiūrėti, ką aš norėčiau pakeisti tame atspindyje ir einu vėl į save. Kada mes kalbam apie santykius, aš nesakau, kad pavyzdžiui yra iškraipančių veidrodžių. Taip, kada mes pamatom, kad jeigu veidrodis kraipo mūsų atvaizdą, labai aiškiai pamatom, tada jau mes galim daryti išvadas, ką mes darom su tuo veidrodžiu. Bet momentas yra tas, kad mes turim pamatyti savo silpnasias vietas. Mes turim, kad mūsų partneriai, kurie, sakykime, judina didžiausius iššūkius tokius kaip praradimas pagarbos kitam, taip, praradimas susidomėjimo arba norėjimo kažką daryti dėl santykių. Tai yra momentas iš tikrųjų santykiai su mumis. Ar aš esu tiek atvira su savim pamatyti, kada aš nusiviliu savim, kada aš nemotyvuoju savęs, kada mano, sakykime, silpnosios dalys manyje yra tai, ką aš matau ir aš nesididžiuoju tom, ar aš galiu priimti save. Nes kitas partneris man tik rodo, kiek aš galiu priimti savyje save. Su visom tom silpnybėm ir nemotyvuojančiais momentais apie save per kitą žmogų. Dabar, kada mes norim keisti kitą žmogų, dažniausia paprasčiau, kaip ir su veidrodžio pavyzdžiu, keisti save. Tai pavyzdžiui, aš sakau, tvarkoj, jeigu partneris tiek manyje judina visų išgyvenimų ir emocijų ir aš žinau, kad ne visada būna momentas, kad partnerystė yra visam likusiam gyvenimui, bet kartais mes padarom per greitą išvadą, sakykime, santykė vyro moters arba partnerystės santykė tarpusavėje. Dėl to iškelkit savo iššūkį. Iššūkį tą, kuris vadinasi tvarkoj. Jeigu aš esu kūrėjas šitų santykių, ką reiškia man padaryti viską, ką aš galiu, kad galutinai suprasčiau, ar aš noriu keisti šitą veidrodį, taip, ar aš noriu išaugti šitą situaciją, taip. Vadinasi, išaugimas yra tuomet, kada tu sakai, aš eisiu tiek giliai į save, kol aš pažinsiu kiekvieną savo silpnybę, priimsiu kiekvieną savo nusivylimą savim, taip, nes mes sukeliam projekcijas ne tik partneriui, bet ir savo. Ir motyvuosiu save, motyvuosiu meilę savo, pačiose labiausiai nemotyvuojančiose situacijose gyvenime, kur, sakykime, aš nedarau jokių, sakykime, rezultatų tuomet, kuomet aš tikiuosi iš savęs, kuomet aš neturiu produktyvumo, kuomet aš nepasiekiau tų rezultatų, kuomet aš užsibrėžiau. Ir tai yra meilė savo, besąlyginė meilė savo. Ir kuomet aš gilinu tą santykį su savim, meilėje su savim, atjautoj su savim, priėmime savęs, silpniausiose ir stipriausiose akimirkose, tada iš tos vietos, kada ryšys yra žymiai stipresnis su manim, aš galiu pažiūrėti partnerį. Ir pažiūrėti, ar jis yra savo kelionėje, ar mums pakeliui be skaudančių projekcijų į kitą žmogų. Nes aš jau ryšyje su savim suprantu, kad nuo manęs aš neprivalau keisti kito žmogaus, mano užsiėmimas visas keistis pačiai. Ir kuomet aš keičiu savo vibraciją, keičiasi ryšys. Kitas žmogus, kaip veidrodis, arba nori ir pradeda stieptis link tos vibracinės energijos, kurioje aš esu santykė su savim, kuri yra jau nebe frustracinė, kuri yra ne priekaišto, sakykime, ne meilė su sąlygomis, o yra daugiau besąlyginė meilė, mano partneris pradeda veidrodžiuoti man, arba jisai stiebiasi ir nori pasiekti tą patį ryšį su manim, atitinkamai iš mano pusės, arba mes pradedame tolti. Tai yra
daugiau energetinis vidinis darbas iš vidaus per išorę negu iš išorės į vidų. Tad stenkimės nekeisti išorės ir nekartoti jos daug kartų su skirtingais partneriais, bet pabandyti padaryti viską, ką aš galiu su savim ir tada pažiūrėti, kaip santykiai atspindi mano vidinį darbą.